Nu, taigi viskas, visi žino, kad čia aš. Visi žino. Sveiki, mėlieji. Šiandieną aš darysiuosi vakarinį makiažą. Tai bus challenge'as be jokių rankų pasidaryti makiažą, už kurį nuoširdžiai ačiū tau, Milda. Tau, jo, supranti, mes atsiskaitysim kada nors gyvenime. Taigi, pradėkime nuo makiažo pagrindo. Skysto, būtent skysto. Nes jeigu pradėsit nuo biraus, tai nieko gero nebus ir jau galėtume mes jį tepti turbūt ant veido. Iš tikrųjų, tai visiškai kamštukas yra nereikalingas. Tiesiog mes jį taip paspaudžiam, taip, ne per daug, ne per mažai, būtent tiek, kiek mums jo reikia. Ir patrinant rankų pašildom ir dedamės ant veiduko. Taip, ant veiduko gerai įtrinam nosį, būtinai kaktą. Kaktos negalima pamiršti, kaip ir žandukų, kaip ir nosytės ir viso kito. Nes, žinoma, kalbėti truputį yra sunku darantis tai, bet reikia išmokti. Žinau, kad reikia išmokti, tai yra labai svarbus dalykai. Atsargiai tik savo akį neišsidurkit, žinot, kartais viskas būna. Ir taip, išsitepam lygiai savo, žiūrėkit, nes plaukų ne visada galite netepti, jeigu nenorit, bet aš truputį mėgstu ir užteptam plaukų. Ir, žinot, į akį, į obuolį akies irgi. Taip, duoda tokį bendrą toną gražų visam veidui. Taip, manau, užtenka mums jau čia šitos pudros, per akis jos yra. Taip, kad, jo, pasidedam prie kur nors sušalį, gal dar prireiks kažkaip, žinau. Taip, dabar pasiemam tušą ir šešėlius ir dar makiažo birų pagrindą. Žinot, susiimkit viską, ką tik turit. Jūs niekada nežinot, ką sugalvosit daryti, bet aš manau, kad mes pradėkim nuo birios pudros. Nes mes pagrindą užsidėjom ir dabar šitas yra truputį tamsesnis. Tiesiog taip gražiai ant nosytės ir ant dantų pagrinde, nes, žinot, čia toksai yra rusvesnis atspalvis ir jūs norit ne tik veido kraštuose daryti, bet ir per vidurį. Ypač ant žandų daugiau, kad tokie suplonėtų žandai, ant kaklo žinoma taip pat. Nes kaklas yra svarbus ir krūtinė, kad didesnė atrodytų, galite irgi pasidaryti. Hoi, kiek daug dulkių. Toliau imam štai šitą labai gražų rudo atspalvio pieštuką akim ir apžiūrim jį iš arčiau. Susiraskit, kur yra jūsų veidas. Jūs niekada nežinot, kuris gali. Ir gražiai prasiveskit savo liniją. Ir nepamirškit, kad galit liniją tęsti tiek, kiek norit. Pasidarysim labai gražų cat eye vaizdą ant akių. Taip. Drąsiai dėkit, nebijokit, nieko nenutiks. Jūs žinot, kur yra jūsų veidas, žinot, kur yra jūsų rankos. Viskas ten pat, kur ir buvo prieš tai, visi savi. Ir dabar galim toliau gražinti savo akis. Pasiemam antakių, tiksliau, aplikatorių ir pasižiūrim, kur yra antakiai ir susišukuojam juos. Labai švelniai, labai plaukus galim pašukuoti irgi. Nes plaukam irgi meilės reikia, žinot, negalim pamiršti, tai pasidedam nereikalingus aplikatorius ir toliau savo gražiai antakiukus susišukuojam. Nes juk jie susivelia per dieną ir einant vakare kažkur darytis, tiksliau, darantis vakarinį makiažą, reikia būtinai susišukuoti antakius. Taip, kadangi antakiai jau sušukuoti, mes dabar galime pasiimti šitus šešėlius. Čia yra ir juoda, ir šviesi spalva. Dabar taip, būtinai turim daryti tai su šitu šepetėliu, su jokiais kitokiais nepais. Taip, jo, užtenka, manau, čia įrodyti, jau jūs pamatėt, ką norėjot pamatyti. Ir labai sunkiai atsidaro, leiskit. Kažkaip palatoj atidarysiu, čia nėra sunku, tik palatoj jau pat. Nu, atsidaryk. Ai, gal įmam kitą šešėlį, kažkaip čia man neatsidaro šitas. Ir čia dabar mėlyna, graži mėlyna spalva, labai tinka vakarui. Pavyzdžiui, prie kokios mėlynos suknelės, nebijokit, galit ir su pirštais, ir su šepetėliu, su ko tik norit. Ir užsimerkiam gražiai, susirandam akį ir tepam po akim. Ir ant akies,
Ir būtinai į ten, kur įdubimas akies yra, to ten reikia ypač daugiau pačių šešėlių, nes labai gaunasi gražus atspalvis. Kraštuose po akim labai, labai gražiai atrodytų šitas atspalvis. Taip, susirandam kitą akį ir taip irgi po akim svarbiausia. Žinokit, ne ant akies, bet po akim, nes ypač tiem žmonėm, kurie turi šitusgi įdubusias akis, jam būtinai reikia pasidažyti po paakius. Toliau susirandam kitus šešėlius. Čia yra natūralios žemės spalvos ir galit imti bet kurią iš jų, nes tikrai tiks bet kuri. Ir vėl neatsidaro tą šešėlį, aš nesuprantu, čia nei vienas normaliai neatsidaro. Gal reiktų apsukti va taip teisingai per vidurį. Taip. Jo, o kažkas jau čia atsidarinėja, tik dar ne iki galo. Švelniai taip neskubant. Kažkaip aš šiandien visai pamiršau, kaip mano makiažas veikia, nesuprantu. O štai ir atsidarė. Imam šitą blizgančią gražią spalvytę ir vėl su to mėlynu šešėliu taikom kažkur ne ten, kur reikia. Gal truputį žemiau pabandykim, štai taip ir tai, ko mums visai reikia, jau man atrodo, pilnas šepetėlis yra akių šito. Ir dedam per vidurį, akies vidurį ir virš įdubio akies. Šalia antakio, žinot. Ir vėl užsidarė tas prakeiktas indelis, dėžutė, kažkaip kaip jisai vadinasi. Blemba, nesuprantu, kas šiandien dažosi. Užtenka vieną, tik tai padažysim. Imam dabar dar trečią spalvą, tai būtų raudona. Vėl šitą neatsidaro, aš nesuprantu, kažkaip čia reikia. O man atrodo, čia jau šitaip ir atsidarys. Pribirėjo, biškai nieko sutvarkysim. Ir raudonas imam daug, tiek daug nereikia gal. Ir, dieve, kaip čia daug. Galim tepti drąsiai žemiau lūpų. Ir štai tiek parūdinam skruostukus. Nieko nenutiks. Jeigu bus truputį raudonesni skruostukai, negu turėtų būti. Žinot, tiesiog žmonės galvos, kad jūs labai linksmas žmogus, nes, žinot, bus labai energingai nusiteikę. Ir, man atrodo, pasiemam paskutinius šešėlius. Tai yra vėl kažkaip šiandien iš tos pusės aš juos atidarinėjau ir visai ne iš tos pusės, čia turbūt atsidarys. Vėl imam tą patį vargšą šepetėlį, kurį jau nukankinam. Ir pasiemam, šitą gal tamsiai mėlyną spalvą, puikiai tiks vakariniam makiažui, tamsios spalvos, žinot. Ir mes jas tiesiog su pirštu tepam tiesiai per akį, kam tas iš tikrųjų šepetėlis pagalvojus. Taip. Na ir ant kitos akies per patį vidurį, žinot, kad neatrodytų tokius išsprogusios akis. Tai viskas. Na štai, mes prisitepėm labai daug įvairių šitų ir dabar imam juodą akių pieštuką. Juoda labai vakaringa spalva, labai vakarui tinka. Ir vėlgi susirandam akis, čia yra svarbiausia. Ir patirinam akių kraštus. Taip gražiai. Vieną darysim tokį į šonus išsikerojusi makiažą. Po akim irgi galima truputį, ne per daug, bet truputį galima ir po akim, ir ant akies. Plaukų geriausia iš tikrųjų netašyti, jeigu netyčia kaunasi, tai ką jau padarysi. Tai va, toliau galim imti tušą drąsiai, nes akis jau mūsų atrodo nuostabiai padažytos. Čia yra labai akis didinantis tušas, puikiai tinka vakarui. Nes kada, žinot, nori pritraukti daug dėmesio, labai daug tušo gaunasi. Čia yra, galima truputį nuvalyti iš šono, štai, taip šauniai. Ir užsimerkiam ir darom su tušu. Po akim irgi galima, tai atrodys, kad tarsi blakstienos yra didesnės. Štai, aš manau, kad puikiai mums čia gaunasi, kitą, dantų gal nereikia. Na, štai taip. Kaip iš tikrųjų sugalvosi, tai bus gerai. Aš manau, kad štai, taip, dar galit pamirkčioti truputį ir tada gražiau užsidės. Štai, jeigu jau, kažkaip net nesitaiko, aš visai nesuprantu. Gal reiktų, štai ir pataikiau. Gerai. Jeigu manot, kad kažkaip kimba jūsų akis, tai čia žinokit, kad visi, nukrito šepetėlis, nieko kitą pasiims. Ten didesnis, dar gražesnis. Štai taip, vieną žanduką, kitą žanduką. Čia gražiai gaunasi. Na, štai, labai gražiai veidą pasidažė, manau, dar gal lūpytės reiktų.
žinot, nes taip, turim šitą labai tirštas toksai blizgis. Taip, jo mes imam, negailim daug ir dedamės ant lūpų, tikrai tu gali paspausti truputį daugiau, nes čia, žinot, tai būna biškai baiginėjasi, kai kurie spaudžiam, drąsiai, nebijom. O, štai taip ir jau čia išlindo pusę bankutės, gerai. O, savo kažkur ant lūpų, dantis, jeigu irgi padažysit, nebijokit. Barzda, nieko tokio, dar labiau blizgėsit, būsit vakaro žvaigždė. Ir ko mes čia dar, nežinau, ką mes čia dar turim, iš tikrųjų, oi, krenta čia viskas. Žinot, ko aš ieškau, turbūt lūpdažio. Tai vat, kairėjai, man atrodo, šitas lūpdažis čia vat yra, o šitas, vat, būtent, vakarui labai tinka tamsesnis spalvas ir imsim šitą bordo spalvą. Labai gražią, labai seksualią. Ir lūpytas, ažam, tai nepersistama. Oi, puiku. Puiku. Ir blizga, ir spalva graži. Taigi, kaip matot, pasidaryti vakarinį makiažą ir dar be rankų visiškai nėra sunku. Žinoma, nepamirškit savo plaukų truputį pasitvarkyti, nes jo, visą likusį makiažą ant rankų tiesiog galite patrinti ir ant plaukų užtepti. Labai puikiai atrodys jūsų plaukai. Ir tai, va, labai, manau, nuostabiai padirbėjau. Ne, žinot ką, antakius pamiršom. Reikia susirasti antakiam kažką. Galim bet kurį, va, tą patį juodą pieštuką, kur mes darėm šitą ir dar pilką pasiemam be to. Su abiejais galim daryti, galim vieną antakį vieną spalvą daryti, kitą, žinot, nėra jokio skirtumo. Tiesiog greitai, jeigu neturit laiko, šiaip taip greitai pravarykit, vieną su pilku, kitą su juodu, nesvarbu, čia visiškai nėra skirtumo, žinot. O, greitai. Ir viskas. Po akim biškutį irgi jau užtiesit nieko baisaus, žinot. Tokia bus kaip antakių šešėlis. Tai va. Manau, labai puikiai padirbėjom. Labai gražus šitas vakarinis makiažas ir jeigu jūs seksite instrukcijomis, jūs būsite tokia pati nuostabi vakaro žvaigždė, kaip dabar patapau aš. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Oh my god, ką aš panaši.